Sveiki, mano žiūrovai, mano klausytojai, mano pasekėjai. Taigi, šiandien kalbėsime apie labai svarbią taip pat temą, apie sveiką gyvenseną, tai yra šiuolaikinė medicina. Aš šiek tiek išsakysiu savo kritikos ir tai ne tik mano kritika, dauguma žmonių, kurie rimtai užsiema dietologiją, ne tokių, kuriais jūs tikriausiai vadovaujatės, kurie nieko neišmano iš viso apie maistą ir mediciną. Taigi, klausykite įdėmiai. Šių laikų medicina daugiau nuodija žmogų negu gydo, iš tikrųjų. Tai kiekvieną sykį, kai jūs kreipiatės pas daktarais ir jis jums išrašo vaistų, netgi mūsų šalyse vadinasi drugs, kaip narkotikai. Bet jie ir yra kaip narkotikai tie vaistai. Kiekvieną sykį, kai naudojate jūs vaistus, jūsų imuninė sistema tampa silpnesnė. Ir kas dažniausiai atsitinka, po mėnesio ar po kažkiek tai laiko jūs vėl susirgate. Vėl jūs einate pas daktarą, jeigu jums visiškai proto trūksta, ir vėl jis išrašo jums vaistų ir taip gali trukti visą žiemą. Aš, pavyzdžiui, pažįstu nemažai žmonių, kurie taip ir prasirgo praktiškai visą žiemą. Mano mama, pavyzdžiui, irgi susirgo, nuėjo, gavo antibiotikų ir grinai po savaitės, kai jinai pasveiko, vėl susirgo. Aš jai patariau neiti pas daktarus. Aš jums pasakysiu vieną, pavyzdžiui, dalyką. Sakykime, jūs susirgote gripu arba peršalimu, jūs nuėjote pas daktarą, jums, aišku, įkišo iš karto antibiotikus. Nes, kaipgi. Gripas galima nuo gripo numirti teisingai. Kiek žmonių miršta nuo gripo per metus? Nežinau, čia tokių nuskurdusių žmonių, kurių imuninė sistema tolygi nuliui. Tai tokie miršta. Jeigu pas jūs netokia imuninė sistema, tai nėra ko ir kvaršinti galvos. Taigi, kas atsitiks nuo tų antibiotikų, jūs savaitę negalėsite eiti į darbą ir po savaitės maždaug pasveiksite. Aš jums galiu pasakyti, gydykitės jūs kaip norite, po savaitės jūs vis tiek pasveiksite. Ta prasme, antibiotikai neduoda visiškai jokio rezultato. Aš jums galiu pasakyti vaistą, kuris 100% padeda ir jūs turėtumėte išgydyti per 2-3 dienas. Po 2 dienų jūs tikrai galėsit grįžti į darbą. Taigi, klausykitės įdėmiai. Mes Airijoje, aš gyvenu Airijoje, vadiname tai karštas viskis. Taigi, nusipirkite airiško viskio, gali būti Bushmills, gali būti Jamesons, Powers, žiūrėkite, kad būtų airiškas viskis. Taigi, jų yra tikrai daug. Nereikia jokio tenais ypatingo, tiesiog kokį jūs gausite pigiausią, bet airišką. Taigi, po to, reiškia, paimkite stiklinę, sakykime, 250 ml ir maždaug pusę tos stiklinės įpilkite viskio, tenais įlašinkite, reiškia, šaukštą medaus, gabaliuką citrinos ir papjaustykite imbieriaus įmeskite. Ir po to ant viršaus užvirkite vandenį, arbatinukę, būtinai švarų, aišku, vandenį, išvalytą, geriausia su brita filtru, arba koks filtras pas jūs yra, svarbiausia, kad išvalytas vanduo. Ir reiškia, užpilkite dar lygiai tiek pat vandens, kiek yra to skysčio. Tai turėtų gautis beveik pilna stiklinė, arba netgi pilna stiklinė, ir gėrimas turi būti tikrai karštas, ir greitai išmaišykite, ir kol karštas reikia visą išgerti. Žinau, kad iš pradžių, gal jeigu ypatingai nepripratę prie viskio skonio, galite šiek tiek spjaudytis, šiek tiek ašaros bėgti iš akių ir gali tekti šiek tiek gerti tą gėrimą per prievartą. Nors, sakykime, tie, kas jau yra labiau pripratę, sakykime man šitas gėrimas yra netgi malonus ir labai skanus, iš tikrųjų. Aš tokio gėrimą jokius kitus vaistus tikrai neiškeiščiau. Ir reiškia, visą tą stiklinę išgerkite ir tai turėtų iš karto jums padėti, jūs pasijusite šiek tiek geriau. Ypatingai gerai, žinoma, tokį gėrimą gerti prieš miegą. Ir jeigu jūs nusipirkote 0,7 litrų butelį, reiktų tą butelį sutvarkyti per maždaug 2-3 dienas. Galite ir per dieną dėl manęs. Taigi, kas atsitiks? Praktiškai visos blogosios bakterijos mirs, o gerųjų bakterijų viskas ir nenužudys, ir jūs turėtumėt pasveikti ir jūsų imuninė sistema turėtų būti pakankamai tvarkinga, kaip minimum per tą pačią savaitę.
Ta prasme, kam gerti antibiotikus? Jūs žinot, ką antibiotikai daro. Jie nužudo ir gerasias, ir blogasias bakterijas. Jūs po antibiotikų tampate tokie nusilpę, kad jūs tikriausiai pasigausit sekančią ligą. O iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, ne karštą viskį gerti ir ne antibiotikus, o geriausiai yra stiprinti savo imuninę sistemą. Sakykime, mano imuninė sistema, aš dabar buvau ir Lietuvoje, kai buvo -20, ir čia pas mus Airijai ganėtinai šlapia ir lyja, ir netgi, kaip sakau, pažįstu žmonės, kurie prasirgo visą žiemą. Aš nejuokauju, ta prasme, savaitėje sirgo, savaitę ne. Kelis sykius naudojo antibiotikus, pastojo pas daktarus, netgi iki šiol išliko. Nes kai gydaisi su vaistais, jūsų imuninė sistema ant tiek krenta žemyn, kad jūs sirgsit. Ir tai ką jūs gausit. Tai stiprinkite imuninę sistemą. Kaip stiprinti imuninę sistemą? Pažiūrėkite, kokius pusryčius aš valgau. Pažiūrėkite tą laidą ir valgykite tokius pusryčius kiekvieną dieną. Nesvarbu vasara, žiema, pavasaris ar ruduo. Jūs daugiau nebežinosit, kas yra gripas, jūs daugiau nebežinosite, kas yra peršalimas. Būsite tikrai sveiki ir praktiškai aš, pavyzdžiui, nebijau sergančių žmonių. Aš galiu šaltai sėdėti prie kažko, kas serga gripu, ar jisai spjaudos, ar jisai čiaudos. Ir mano imuninė sistema netgi pasiekė tokį lygį, kad aš tikrai nebijau kažkokių ir netgi kitų rimtesnių lygų. Šiaip imuninę sistemą, aš manau, galima antiek sustiprinti, kad netgi tokios lygos kaip paukščių tie virusai ir taip toliau jums bus tikrai nepavojingi. Ir netgi galbūt antiek išvystyti jūsų imuninę sistemą, kad netgi jūs nesusirgsite, pavyzdžiui, živ ligą ar dar kažkokią, ar sifilių, ar dar kažko. Ta prasme, viskas įmanoma ir viskas jūsų rankose. Ko reikia? Reikia kuo daugiau antioksidantų, kuo daugiau, reiškia, daržovių, vaisių, skirtingų spalvų ir padėti organizmui tai virškinti, tai geriausiai yra perdoroti tą maistą prieš papuolant jums į skrandį, nes kadangi skrandžių bus išties sudėtinga visą tai suvirškinti, nesvarbu, kiek ten tų antibiotikų, kiek ten tų antioksidantų, kiek ten tų vitaminų ir kiek ten tų mineralų. Tai žiūrėkite mano laidas, kaip aš gaminu maistą, kaip aš darau pusryčius, kaip aš darau savo pietus, vakarienę. Šiaip aš valgau 2 sykius į dieną ir labai patarčiau tikrai pažiūrėti, kokią kavą aš geriu, taip pat gerti. Ir toliau kalbant apie vaistus, tai patys baisiausi vaistai yra žinomi nuo cholesterino. Pirmiausia, jeigu pas jūs paaukštėjęs, reiškia, cholesterinas, tai reiškia tik tai vieną dalyką. Tai yra simptomas, kad pas jūs su organizmu yra ne viskas gerai. Taip pat yra kitas simptomas, jeigu jūsų, reiškia, spaudimas kraujo pastiprėjęs, tai yra dar vienas simptomas, kad su jūsų organizmu ne viskas yra gerai. Tai gali būti dėl amžiaus, taip pat, bet ta prasme dėl amžiaus. Ar jums tikrai 80? Jeigu jums 59, tai užmirškite dėl amžiaus. Jūs turite būti jaunas ir gražus ir visagalis. Jūs, ta prasme, turite švitėti. Tai ta prasme, tas amžius, kai žmogus dar yra jaunas. Jeigu jums 80, ta prasme, tokie dalykai gali būti natūralūs. Aš pilnai priimu. Bet jeigu jums nėra 60, tai atsiprašau, jūs kažką labai netvarkingai valgote, kažką nedadarote, žiūrėkite mano laidas, kaip sakiau, ir aš jūs pilnai išgydysiu nuo viso to. Jūs atjaunėsite 10 metų, jūs jausitės puikiai energingi. Žmonės, kurie jūs pažįsta, net pažins, o kurie net pažįsta, sakys, kad jūs 10 metų jaunesnis. Patikėkite. Taigi, reiškia, tai yra simptomai. Ir gydyti simptomą tai yra idiotizmas. Sakykime, jūsų mašina neužsiveda, tai ką reikia? Ar reikia akumuliatorių keisti, ar reikia užvesti tą mašiną su dirbtiniais laidais? Kas jums iš to, kad jums užves mašiną, jeigu nėra išsiaiškinta, dėl ko šitas simptomas? Ar jūs pamiršote šviesą išjungti ir pas jūs nusėdo akumuliatorius, ar tiesiog akumuliatorius per senas yra? Tai kas iš to, kad jums užves tą mašiną? Tai lygiai tas pats yra su cholesterinu. Jums gali sumažinti tą cholesteriną, bet tai kodėl jis yra pakilęs?
Jeigu dėl amžiaus, sakykime, tai dažniausiai yra surišta su tuo, kad mūsų smegenims reikalingas kraujas ir kraujas jau sunkiai pasiekia žmogaus smegenis ir organizmas mūsų yra antiek protingas, kad jisai didina cholesteriną, kad kraujas pasiektų smegenis ir žmogus normaliai protautų. Jeigu tokiam žmogui išrašys vaistus nuo cholesterino, jis dažniausiai susirgs silpną kraujystę. Ir žinote, ką daktaras jums išrašys, jeigu jūs ateisit 80 metų ir sakysit pas mane labai aukštas cholesterinas. Jums išrašys numažinančius cholesterino vaistus. Vajai, čia ir prasidės jūsų lygos. Čia iš tikrųjų ir prasidės jūsų lygos. Jūs ateisit sveikas, o iš daktaro išeisit visiškai ligotas. Tai va. Taip pat yra vaistai, kurie mažina, reiškia, kraujo šitą spaudimą. Tai yra irgi absurdas, kraujo spaudimas paaukštėjęs, taip pat reiškia, kad yra simptomas, tai reiškia, kad jūsų kraujagyslės antiek užsikimšusios, kad kraujas negali normaliai prasivaikščioti. Sakykime, mano kraujo spaudimas, pas mane iš viso visi duomenys yra idealūs, dauguma 18-mečių neturi tokių duomenų kaip mano. Mano kraujospūdis yra, reiškia, 70/110. Jūs turbūt esat girdėję, kad 80/120 yra idealus. Patikėkite, tikrai ne. Tai yra melas, kaip ir dauguma dalykų, ką jūs esat girdėję, yra visiškas melas. Turi būti kur kas mažesnis, 70/110 yra idealus. Tikrai taip. Ir reiškia, jeigu jūs tikrinatės kraują ir pas jūs, sakykime, yra, jums daktaras gali pasakyti, bendroji sumoje jūsų duomenys yra normalūs, kadangi kitų žmonių irgi yra pakilęs cholesterolis, tai pas jūs, sakykime, 6,0, tai visai normalu. Tikrai ne. Tikrai ne. Jūsų geri duomenys turi būti visi idealūs. Idealūs, tai reiškia, jeigu cholesterolis turi būti tarp 3, pavyzdžiui, 5, kaip pavyzdį pasakau, tai turėtų būti, pavyzdžiui, 4, 4,5, kažkas tai taip, netgi 4,9, aš sakyčiau, jau per daug pajudėjo į kažkokią pusę. Taigi, kas yra idealu, tai yra idealu, optimaliai idealu. O visi kiti rezultatai nėra labai idealūs. Taigi, nie jokiais būdais nevartokite vaistų mažintų cholesterino. Mano mama turėjo labai aukštą cholesteriną ir jinai ėjo pas gydytoją, žinoma, jie išrašė tuos vaistus nuo cholesterino. Sakau, mama, nenaudok, sakau, tu atvažiuoji pas mane atostogų, sakau, aš tau per savaitę parodysiu, kaip normaliai maitintis. Aš jai parodžiau, dabar, reiškia, jinai yra numetusi virš 10 kg svorio, žmonės praktiškai net pažįsta, kaip jinai atrodo, jinai tikrai labai atrodo atjaunėjus, jauna, puikiai. Ir jos cholesterinas nukrito ne ant tokio lygio, kad būtų normalus jos amžiui grupiai, ar tenais, kaip sako, kad not too bad, tipo nelabai blogai. Ne, pas ją dabar idealus cholesterinas, visi kraujo duomenys idealūs, lygiai taip pat kaip pas mane. Ir pas jūs lygiai bus tas pats po kažkur 3-4 mėnesių, jeigu jūs maitinsitės, kaip aš jums sakau. Taipgi, meskite lauk tos vaistus, nebevaikščiokit pas gydytojus. Vienintelis dalykas, dėl ko jūs norėtumėt vaikščiokti pas gydytojus, tai pasitikrinti kraują. Tikrai siūlyčiau, jeigu jūs esate virš 40 ar dar daugiau metų, tai tikrinkitės kraują kartą per metus ir jeigu jau kažkokią problemą jūs sveikai maitinatės ir vis tiek ta problema iškyla, tada jau galima kažką žiūrėti, kažką galvoti ir galbūt netgi ieškoti pagalbos medicinai, nors aš vis tiek nepatarčiau, tiesiog žiūrėkite, jeigu pas jūs pakilęs cukrus, tai gal šiek tiek reikia apmažinti, pavyzdžiui, vaisių, ta prasme, jeigu pas jūs buvo ypatingai, reiškia, jūsų šeimoje sergančių diabetų ir taip toliau, tada reikia prisižiūrėti. Jeigu pas jūs pakilęs cholesterolis, reikia tada apmažinti riebalus, kuriuos jūs naudojate. Taigi galima visą tai pasiekti savaime suprantama, reiškia, be vaistų. Ką aš ir siūlau, visko siekti be vaistų. Jeigu pas jūs depresija, jums išrašys antidepresantų. Žinot, ką antidepresantai daro? Tai ta prasme, tas pats yra kaip narkotikas, jums tiesiog trenkia smarkiai per galvą, kad jūs vaikščiotumėte apdujęs.
Tai jeigu jūs norit vaikščioti apdujęs, kam jūs gerite kavą? Kam jūs gerite kofeiną? Absoliučiai. Negerkite kofeino ir nebus problemos. Paprasta kaip taip. Įsivaizduokit, jūs išgerėt kofeino, kad būtumėt budrus ir po to jums smarkiai trenkia per galvą, kad jūs būtumėt nebudrus. Nevartokite cukraus, nevartokite nieko, kas jūs daro budrius. O šiaip aš patarčiau valgyti taip, kaip aš maitinuos. Pas jūs bus ideali nuotaika visados, nesvarbu, kas nutiks. Netgi jeigu atsitiks kažkokia katastrofa jūsų gyvenime, jūs vis tiek labai liksite stiprus ir pozityvus viduje, nes mūsų organizmas, reiškia, atsidėkoja mums, kai mes sveikai gyvename, ypatingai tikrai sveikai gyvename, ne taip sveikai, kaip kiti dietologai jūs mokins, jūs turite jaustis puikiai visada praktiškai. Tai va, reiškia, jokių antidepresantų, yra šimtai būdų, kaip įsigydyti pačiam. Kas toliau. Aš, kaip ir minėjau, nepatarčiau visiškai jokių vaistų ir nepirkite netgi jokių vitaminų iš vaistinių, jokiais būdais, nes yra netgi tokia, reiškia, teorija, gal jums atrodys keista, kad daktarai valdo pasaulį ir nori, kad žmonės sirgtų. Iš tikrųjų, daktarams yra dvi tragedijos. Tai yra, reiškia, sveikas, reiškia, ligonis arba miręs ligonis. Jie nori būti, kad būtų ligonis labai sergantis, bet nebūtų miręs. Ta prasme, jie nori palaikyti jūsų gyvenimą, bet nenori matyti jūs mirusių. Dėl to čia, pavyzdžiui, Airijoje, išvyščiusiose šalyse, Lietuvoje dar to nepasiekia, bet irgi tenais juda, išlaiko žmogaus gyvybę kiek įmanoma ilgiau. Išlaiko žmogaus gyvybę iki 80 metų. Aš matau tokius vaikščiojančius zombius iš tikrųjų, kurie serga visom įmanomom ligom. Jie geria vidutiniškai, man rodos, apie, aš bijau sumeluoti, bet gali būti apie 50 tablečių vidutiniškai. Ir tai praktiškai kas moka už tas tabletės. Aišku, mokesčių mokėtojai, nes kur jums senukas galės susimokėti. Ir netgi yra paskaičiuota, kad, reiškia, išvyščiusiose šalyse, kai žmogus gyvena paskutinius 6 mėnesius, tai jam kainuoja kažkur tai 70% visų tų pinigų ant medicinos išleistų per visą gyvenimą. Paskutiniai 6 mėnesiai. Ir tie paskutiniai 6 mėnesiai būna dažniausiai tokie skausmingi, kad žmogus ir nelabai ten nori gyventi iš tikrųjų. Ar jūs labai norėtumėte gyventi, jeigu jūs sergate vėžiu, jums daro chemioterapijas, daktaras pasakė, kad jūs niekaip neišgyvensite ilgiau negu 6 mėnesiai, jums nupjovė pautus, ar tenais krūtis, ar tenais nuskuto plaukus, tai koks čia gyvenimas iš tikrųjų, duokit žmogui išeiti normaliai. Nieko keisto, kad Belgijoje priėmė tą įstatymą apie eutanaziją. Tai aš nežinau, kažkokie religiniai fanatai praktiškai jums neduoda ramiai dasibaigti. Palaiko tą jūsų gyvenimą, mokesčių mokėtojai turi mokėti, ta prasme, vaikai neturi dėl ko valgyti, dėl to, kad jūs laikytų su tais visais narkotikais gyvus. Kada jūs net nenorite gyventi, tai absurdas. Taigi, klausykitės mano kitų laidų, jūs sužinosite be abejo šokiruojančių dalykų ir aš pakeisiu jūsų pasaulėžiūrą į gyvenimą, aš pakeisiu jūs atrodysite jaunesni, jūs būsite sveikesni ir nepamirškite šitą laidą, nes šitą laidą yra be galo svarbi. Perduokite savo draugui, aš netgi ant šitos laidos rašau, perduokite kitam, tik ne savo pačiam. Taigi, visiems sėkmės, pasimatysime per kitas laidas. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt. Arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija.
ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninė versija. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.